Grįžtam į studiją, tęsiam karštą vakarą, ko reikia, kad jaunimas nemigruotų, bet norėtų imtis verslo čia, daryti savo gyvenimą, savo šalį sėkmingą. Mūsų studijoje Ilja Larsas, Gedžeri, kūrėjas ir vadovas, jis pasaulio ekonomikos forume pripažintas technologijų pionieriumi, taip pat su mumis Antanas Guoga, TonyBet savininkas, žinomas krepšinio rėmėjas, Milda Dargužaitė, ūkio ministro patarėja, neseniai grįžus iš Jungtinių valstijų, kur ėjo aukštas pareigas investiciniam banke Goldman Sachs, ir su mumis Kęstas Pikūnas, pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas. Gal vis dėlto apie šalį kalbant, mes čia taip apie tą individualų lygį mėginom kalbėti, žmogaus lygį, kaip jam kurt nuostatas, bet Antanai, jūs būtumėt jaunas žmogus, turėtumėt kažkokių idėjų, nuo ko jūs pradėtumėt? Kaip toj rinkoje dairytis, kad, kaip įkvėpti žmogų, inspiruoti kažko imtis? Kai tu labai jaunas žmogus, man atrodo, tu negalvoji dar, kaip kitus įkvėpti. Tu turi pats prasistumti. Tu turi pats prasistumti, tai tu ieškai idėjų, tu ieškai, kur gali užsidirbti, ką gali rasti, kokią nišą rasti, ir tu mokaisi. Gerai, Antanas Guoga turi pinigų ir kažkur juos investuoti, kokios perspektyviausios veiklos. Jūs apie internetą kalbėjote. Taip, čia yra perspektyviausios veiklos, ką tikrai lengva padaryti ir kur nereikia didžiulių investicijų, tai sukurti portalus internetinius, ir kurie gali užsienį konkuruoti ir kurie gali uždirbti pinigus. Gana paprastai, ar tai portalas, ar tai mobili aplikacija, tai tas pats dalykas, kur žmonės gali ten ateiti ir išleisti kažkokių pinigų. Ar nusipirkti kažką, geriausiai, aišku, nieko nenusipirkti, geriausiai parsisiųsti kažką, kad nereiktų siųsti prekių, bet kaip Ilja sukūręs Gedžer, tai yra daug tų variantų, bet reikia viskas protų ir logika yra išdėstyta, reikia tą atrasti, yra daug sričių neatrastų ir reikia visada būti prieš, ahead of the curve, o negali būti po to. Labai sunku uždirbti, jeigu tu jau vėluoji ateidamas į tą, kas dabar gerai eis. O kaip projektuot, kaip jūs sakot, kas gerai eis, kaip jūs turit kokias intuityves gebas, ar kaip jūs žiūrit į rinką ir matot, kaip įvystys po 10 metų, po 15 metų, į ką investuoti, kokias veiklas, kaip jūs atpažįstate tas veiklas, nes žmonėms įdomu. Žinote, aš laikausi tokios nuomonės, kad joks žmogus pasaulyje negali nuspėti, kur pasiseks. Ir daugelis man iš tikrųjų sutiks. Taigi vienintelė strategija, kad padidinti savo sėkmės tikimybę, yra nuosekliai bandyti. 1 kartą, 2 kartus, 3 kartus. Amerikonai paskaičiavo, kad vidutiniškai tavo verslas pasiseka 13 kartą. Vidutiniškai. Tai o mes norim iš pirmo. Norėtųsi, tikrai, bet dėja, iš tikrųjų įdomu toksai psichologinis momentas, kad žmogui darančiam pirmą verslą vidutiniškai atrodo, kad va dabar pasiseks ir kas sekantis verslas, jo pasitikėjimas savimi mažėja. Taip, jau čia angliškas tas terminas disasteris, nelaimė didžiausia. O iš tikrųjų statistiškai tikimybė didėja. Ir tie, kurie tiesiog meta aplamai, bet kokią, sakysime, norą apsimti verslu po 3 nesėkmės, iš tikrųjų, jie neturėtų kaip tik pasitraukti. Kaip tik 4 gal bandymas būtų daug sėkmingesnis, nes jisai išmokęs labai daug pamokų iš pirmų 3 bandymų. Milda, teko kalbėti su verslininkais, kurie šiek tiek iš šono taip pat stebi Lietuvą, ir kai jų klausi tokio patarimo, pasiūlymo, kaip jūs manot, kaip pakelt reikėtų Lietuvos ekonomikai, labai lakoniškai trumpai sako, paimkit 100 savo pridėtinę vertę aukščiausiai generuojančių įmonių ir pakelkit jas. Pakelkit, jūs turite Europos pinigų, bankų pinigų. Čia yra pats paprasčiausias kelias, kaip pakelt Lietuvos ekonomiką. Jūs sutinkat su tokiu požiūriu, čia manot per paprastą viską taip traktuoti? Man atrodo, kad truputėlį per paprasta, kad pakelti tik tai jau egzistuojančias įmonės. Man rodos, yra labai daug visokiausių iniciatyvų, kur tarp kitko ES pinigai yra naudojami moksliniam tyrimam ir egzistuojančiam įmonėm, ir netgi yra kažkiek tai pinigų skiriama ir naujom įmonėm kurti ir visom sąlygom gerinti ir verslumui skatinti. Tai man atrodo, kad reikia atsižvelgti į visus poreikius. Bet koks jūsų toks trumpas receptas, Mildos, kaip pakelt Lietuvos visuomenės gyvenimo kokybę, ūkio? Jeigu aš žinočiau, bet man atrodo, kad aš tikrai nesu dar tiek susipažinus su Lietuvos situacija, kad dabar galėčiau pasakyti tokią stiprų pasakymą, kaip Lietuvą pakelti. Bet gerai, turite idėjų? Dar Milda, atsiprašau.
Ką aš pastebėjau, tai man atrodo, kad vienas iš tokių dalykų, ką reikia padaryti, tai tą kapitalo rinką truputėlį pagilinti ir kad jinai egzistuotų. Ir ką tas reiškia, tai kad verslininkas, kuris tikrai jau turi idėją ir nori ją išvystyti, kad jisai galėtų ją kažkaip tai finansuoti, kad žmonės, kurie nori investuoti į verslus, kad būtų būdas, kaip tą padaryti, nes šiuo metu ta rinka nėra labai gerai išvystyta. Kęstuti, jūs turite idėjų gal, kaip pakelt Lietuvos ekonomiką? Ko reikia? Ko reikia? Konkrečių idėjų tikriausiai aš neturiu, bet manau, kiek šnekant su draugais, kurie gyvena čia ar kurie grįžę iš užsienio, tai kartais labai trūksta to informacijos arba kitais žodžiais, turbūt tariant, to bendravimo. Nes viskas visada prasideda nuo bendravimo. Bendravimas yra lygus kontaktams. Tai tas toksai, man atrodo, tas kaip greitai pakelti Lietuvos ekonominį lygį ar panašiai, ką reiškia tas žodis greitai. Ar tai yra per vienus metus, ar tai bus 10 metų, nes greitai geri dalykai nesidaro. Tai čia aš labai sutinku su ta nuomonė, kad buvo pasakyta, kad Lietuva yra labai jauna šalis. Lietuva iš tikrųjų kiek 20 metų. Tai jinai yra dar ką tik išėjus iš paauglystės tokio amžiaus. Taip. Tai čia nėra ko tikėtis. Nėra ko norėt gyventi kaip Danam. Bet į ką investuotumėt? Ilija, jūs turėtumėt, štai įsivaizduokim, jūs esat premjeras, nors įmonės valdymas yra nuo valstybės valdymo gal ten daugiau kintamųjų, bet vis dėlto. Pridėtinės vertės prasme, gyvenimo kokybės, jūs siektumėt irgi maksimizuoti efektyvumą. Į ką pirmiausiai žiūrėtumėt? Visų pirma, aš manau, kad valstybės vaidmuo nėra remti verslą, nes tai yra verslo vaidmuo remti valstybę. Ir visų pirma, aš investuočiau į teisinę aplinką. Mano galva, kad negali būti jokios kalbos apie kažkokią tai verslo sėkmę, jeigu bazinių įstatymų nėra laikomasi. Žaidimo taisyklės, kaip futbole turi būti visiems vienodos žaidimo taisyklės. Iš tikrųjų, kokia prasmė kurti begalę tų įstatymų ir iš tikrųjų leisti analizuoti, jeigu jų banaliai nesilaikoma. Tai čia tokį jūs vaidmenį, kad premjeras vyriausybė kaip teisėjas futbole žiūri, kaip laikomasi žaidimo taisyklių ir kad visi žaistų pagal jas. Mes vakar forume, tarp kitko, pakėlėme tą mintį ir man labai patiko ūkio ministro pasisakymas, kad iš tikrųjų valstybės vaidmuo iš tikrųjų kurti labai aiškiai taisyklės, labai griežtai jų laikytis ir nėra valstybės vaidmuo formuoti ateitį, bet valstybės vaidmuo yra ryškiai ir aiškiai komunikuoti, kokia yra ateitis, ką darys valstybė, kaip darys, kur išleis pinigų, kur neišleis, kokie sektoriai bus remiami, kokie nebus ir panašiai, nes tai leidžia verslui organizuotis. Mano galva, jeigu sutvarkyti infrastruktūrą ir teisinę aplinką, tada verslas labai lengvai galės to pasinaudoti. Bet man tekia susidurti su lietuviško verslininko tokiu požiūriu, kad įstatymai yra tam, kad juos apeiti. Aš yra žlugdantis, labai žlugdantis požiūris. Bet jis masiškas Lietuvoje, Antanai, kaip jūs jaučiat, tokio kultūros prasme, verslo kultūros prasme? Man atrodo, pakankamai masiškas. Reikia pažiūrėti, kaip iš tikrųjų realiai viskas yra. Yra didžiulė visas mechanizmas sukurtas valdžios ir valdžios įstaigų. Masiškas neefektyvumas. Yra daug problemų vien tik, kad nėra internetinio balsavimo. Reikia nuo to pradėti. Iš tikrųjų, valstybė tik turėtų save kuo daugiau kontroliuoti ir tobulėti ir mažinti visą valdymą, nes po kol kas tas nėra efektyvus. Nieko tikėtis verslui tikrai nereikia iš valstybės. Paramos, man atrodo, jos tikrai nereikia net. Bet jeigu valstybė būtų... Bet yra toks požiūris, Antanai, kad tos sritis, kurios, generuos didelę pridėtinę vertę, jos turi būti skatinamos ir Europos pinigais. Jūs nemanot, kad taip turėtų būti? Aš nepasakau už tą. Aš manau, kad tai patys turi išplaukti visi. Manau, kad pati valstybė turi išplaukti ir kiekvienas verslas turi išplaukti. Ką mes dabar ir darom, iš tikrųjų, Lietuva jokios paramos kaip ir negauna, kaip Latvija, pavyzdžiui, ar kaip Graikija. Tai gana yra subalansuota ir gana sunkus režimas ir gana brangus kelias pasirinktas. Ir neaišku, ar tai teisingas kelias, laikas parodys. Bet ką mes tikrai matom, kad valstybė nėra efektyvi, korupcija yra masiška, žmonės eina į Seimą dėl atkatų. Tai yra faktas ir visi žino, kas jie yra, paslapčių daug nėra. Ir jie patys savo turi pasižiūrėti veidrodį ir vieną dieną suprasti, kad laikas keisti, nes ką aš užauginsiu, kokią aš tautą paliksiu. Galų gale, kai aš atsiskaitysiu. O visuomenė nenori tokio Seimo? Visuomenė gal nori tokio Seimo? Visuomenė, man atrodo, nori, bet nėra tokio judėjimo, kuris iš tikrųjų
gal tai ir bus iš kokių lietuvių, kur daugiau patirties kitam pasauliui gavę ir kurie gali aukotis tautai. Yra požiūris, kaip Australijoje eina į valdžią aukotis, kaip gal į vienuolyną turi eiti aukotis, o tu dabar eini gauti savo naudos, garbės, valdžios, kontroliavimo, kažkam palaikymo, o tu neini ten aukotis, gauti nieko, bet viską prarast. Va tokių reikia žmonių, kad tokie žmonės ir jie tikrai atsiras. Čia be abejo. Žiūrėkit, jūs verslininkai, mes turim amerikietišką tą visai neseną pavyzdį, Billas Gatesas, Buffettas, savo pusę, savo turto sukaupto skirs labdarai. Ir tikrai Visą turtą. Visą turtą netgi. Na, mano šaltiniai sako, 40 turtingiausių amerikiečių pusę turto nusprendė skirti labdarai. Bet tvarkoj, čia ne tas esmė, bet kryptis, kuria tos nuostatos juda į davimo pusę. Mes pradėjom laidą, jūs sakėt, kad prasmė yra ne tik tai čia man patogu gerai, bet ką aš duosiu tai visumai, visuomeniai. Tai ko reikia, kad to daugiau būtų? Man atrodo, čia jau toksai truputėlį individualus dalykas ir kiekvienam žmogui tas ateina gal skirtingų metų, skirtingais metais, tai aš nežinau, kaip tą galima pakeisti, bet man rodant pavyzdžius ir apie tai šnekant, tai gal tada ir kiti susimastytų, kam jie tada... Mano tokie pavyzdžiai inspiruoja, net ir turtingiausi Amerikos žmonės štai nusprendžia didelę turto dalį skirti labdarai. Čia Kęstuti. Aš dar norėčiau dadėti, nes mano viena draugė, kuri mokėsi Harvardo universitete, jinai man papasakojo, kaip Warren Buffett atvažiavo pas juos paskaityti paskaitą. Taip. Ir jisai pradėjo tą paskaitą ir sako, jūs visi esate išlošę didelę loteriją. Nes vien tas, kad jūs dabar sėdite Harvardo universitete ir mokotės biznį, vadinasi, jums tikrai gyvenime nusisekė. Ir negalvokite, kad čia jūs kažkom esate ypatingi. Jūs išlošę loteriją ir turite atiduoti tą savo gražą, kad pagerinti kitiems gyvenimo sąlygas. Tai čia Warreno Buffetto žodžiai. Gerai, tai dar labai trumpai jūsų, Kęstuti. Aš manau, kad viskas labai susiveda į tas vertybės, kurias kiekvienas turi. O vertybės visą laiką prasideda nuo šeimos. Tai aš manau, šeima yra labai svarbus dalykas. Aišku, yra daug labai ir švietimas ir visa kita, bet manau, šeima yra vienas iš tų dalykų, kur labai yra mažai šnekama ir ta emigracija, kurią mes turime dabar, vaikai iš tikro labai kenčia nuo to. Ir tai nėra gerai, bet tai formuoja mūsų kažkokias tai vertybės. Kaip bus, aš nežinau, bet aš įvardinčiau tas vertybės, kurios yra įduodamos šeimoje, yra labai svarbios. Na, tikėkime, kaip čia nuskambėjo laidoje, kad kažkaip išplauksim. Ačiū, kad atvykot. Dėkui, kad buvo šį vakar mūsų studijoje, tikrai žavūs jauni verslininkai. Ačiū, kad šią laidą žiūrėjot. Rytoj be 8:30 vakare Karštas vakaras per Baltijos televiziją mes turėsim šansą kalbėti su prezidentu Valdu Adamkumi.